Sveiki atvykę į vasaros autobusų atidarimą 2016. Atvykite ir jūs, pamatysit, kaip čia viskas nuostabu. Geras oras, nuostabus žmonės. Visko, ko reikia. Seksualiai nusteikti. Tai yra vienas geriausių ir stipriausių nardymo klubų Lietuvoje. Jis yra žinomas ne tik Lietuvoje, jis yra žinomas ir pasaulyje. Ir šis klubas yra subūręs begalę žmonių, kurie yra viena didžiulė komanda ir manau, kad labai daug kas priklauso nuo atmosferos, nuo suteikiamų paslaugų kokybės. Tai yra vieni pagrindinių kriterijų, kodėl ne tik turėtų sugrįžti, o kodėl žmonės ir sugrįžta čia. Tai yra laisvalaikis, tai yra vasara, tai yra šiltas oras, tai yra galvos praplovimas, tai yra rūpesčių neturėjimas. Buvimas kartu. Jo, buvimas kartu. Draugai. Kad nuostabus pasaulis po vandeniu. Gyvenimas susideda iš kelių dalykų. Pirmiausiai šeima, aš taip galvoju, darbas, o trečias arkliukas yra pramogos ir poilsis. Tai nardymas man yra vienas iš tų malonumų, kada jautiesi labai gerai. O jautiesi gerai dėl to, kad yra nuostabūs žmonės. Ir dar yra šiandieną mūsų su Arūnu šventė, jubiliejus. Toks gražus jubiliejus, kaip aš sakau, 100, nu tai abiem po 50. Aš dėkoju jums, kad jie subūrė tokią nuostabią didžiulę šeimą. Tai yra fantastika. Linkiu visiems būti šeimai.